Nu ką, draugai, sveiki atvykę į mano kanalą ir šiandien turime už lango -20, bet būtų nuodėmė nepasinaudoti tokią žiemiškais orais ir neišvažiuoti į offroadą su džipais. Turime iš galo Dodge Ramą, daug kas prašė padaryti apžvalgą apie jį, parodyti, kai važiuoja, tai šiandien pats tas oras, kad jį ištestuot. Bet kad būtų jums įdomiau, pakvietėme dar vieną svečią, tai karinį tanką Hammer H2. Tai hebra, šiandien prasivažiuosim, pažiūrėsim, kaip važiuoja abudu džipai, bekeliai, randamės Latvijoje, tai žodžiu, oras pasaka iš jūsų po laiką, po komentarą, o mes važiuojam važinėtis. Ir taipogi pamiršta rubrika, šiandien kažką pagaminsim gamtoje su mūsų svečiu, o pamatysit tai viską vėliau. Tai hebra, iš jūsų po laiką, po komentarą ir važiuojam! Tai žodžiu, ką mes šiandien turime? Turime du krūtus, paruoštus, brangius džipus. Važiuosime šiandien į gamtą, pavažinėsim, išmėginsim, kas geriau, Hammeris ar Dodge Ramas. Tai hebra, iškart paspauskit pauzę ir nueikit į komentarą, parašykit, už kokį jūs favoritą. Ar už Dodge Ramą, ar už H2O, kaip Bonkis pasakė. Beje, šiandien turime, ką mes turime iš galo, o turime Monkį. Prikreipė ir mane. Tai gaminsim šiandien kažką tais pavalgyti, sakė pagaminsi kažką. Ja? Jo, pagaminsim. Tai va. Jeigu neužšal, sako. Jo, -20 turim, tai gan šaltoka, bet pečiukas veikia, viskas gerai. Tai ką, važiuojam, surasim kokių gražių Latvijos miškų, kažkokių kalniukų, pakalnių ir bandysim juos įvažiuoti. Ir pažiūrėti, kas geriau, Hammeris ar H2O. Važiuojam. Aš gazą atleidau. Tai ką, ir sėdam? Blet, gazą atleidau, būčiau įvažiavęs.
Duok man droną. Nes dronas pasimetė kažkur. Gerai. Tai dabar įvažiuosim. Ramui bijojau biškį gazo duot, bet kai gazo daviau, tai iš karto, na, nu ką, pasižiūrim, kaip Hummeris seksis. Važiuojam! Tai jeigu jis iš pirmą kartą įvažiuos, tai abejoju. Tu supratai? Pažiūrėk. Nu, aš bijojau gazo dar. Nes čia yra toksai skačiokas, žinai, nenori laužyti mašinos. Tai. Bet tai, okei. Aš gazo nedavinėjau normaliai. Žiūrėk, iš pirmą kartą. Bet biški baisu buvo, ne? Ne, aš tai iškart bijojau, ten matei tas skačiokas, kad, ble, žinai, galvoju kaip į priekį. Ką, važiuojam toliau? Tai kaip čia dabar gaunasi Hummeris 1, Ramas 0? Gerai, važiuojam. Važiavam. Lauk, ten rimtesni kalniukai bus. Nu, supratau, dabar reikia biškį daugiau gaziuką duoti. Bet žiūrėk, aš galvoju, kad Hummeris nežiūrės. Nu, bet Hummeris yra Hummeris, nieko nepasakysi. Donatai, o kaip tau? Geriau, Kas man? gražiau ir praktiškiau Ramas ar Hummeris? Praktiškiau, tai palikoma Hummeris. Praktiškiau? Jo, jis toks ūkininko automobilis. O šitas? Čia prabangiau. Na, ja. Gerai, važiuojam toliau. Matomai, nuvertintas Hummeris, važiuoja gerai. Aišku, iš karto pasakysiu, kad pas mus labai lengva šikna. Jeigu mes įmestume porą kubų malkų, tai būtų jau kitas reikalas. Bet važiuoja. Reikia tiesiog nebijoti daugiau gazą duoti. Tada gerai važiuoja. Tai ką, važiuojam, manau, toliau, ne? Nešalta? Ne. Hebra, o jūs nueikit, pastatykit laiką, dėl to, kad mes šalam dėl jūsų, mesgi čia nepramogavim, tiesiog dėl jūsų viską filmuojam. Gerai, važiuojam. O kaip jums Hummeris? Aš jau esu važinėjęs su juo, tai jisai kaip ir skirtas tokiem dalykam. Tik nesitikėjau, kad jis taip dar neblogai važiuoja. Nes brolis buvo pasodinęs ant sniego jį, neblogai. O kokia čia variklio talpa? Čia 6 litrų. Atmosferinis variklis. Čia jeigu įmes dar turbiną, tai čia bus vapšė bomba. O kiek ryjat? Apie 30 litrų. Oho. Nu, žiauriai.
Važiavo. Pagaliau. Pagaliau. Pasaka. Pagaliau, Robertas išmoko. Labai lengvai. Kažkaip kaip nekeista. Padangos čia tokios jau geros. Ir pats jisai sunkus. Sunkus jisai labai sunkus. Tankas. Bet su juo galioja B vairuotojo pažymėjimas. Jo. Man atrodo, jo. Parkietnikas. Nesimato kur. Ai čia. O jei liktais apvažiavo jo? A? O jei liktais apvažiavo iš kitos pusės? A, nemačiau, ne. Galinis tiltas pas jūs taip dreba. Kas? Galinis tiltas dreba. Kaip po... Šalta jam. Šalta, jam šalta. Nes monkės dreba. Gerai, važiuojam, ten nesileisim, nes balų daug, bijau, kad pragriuosim. Ir sako, sraigtasparnį paskui kvieti. Pragriusi tu. Gerai. Latvijos keliai. Čia su keturačiais važinėti. Čia yra šitie džipų mėgėjai visi irgi savo, kai padaro, jie čia testuoja tos visi savo monstrus, bekia linijos. O ten monstrai su libiotkiem. Mes ką, mes nieko. Sargiau čia ledas. Это лед, шеваль. А sakei, nereikės trosų. O kas čia vyksta?
kad ten yra balas, tai ten nevažiavom. Bet pasirodo ir čia Lukašas išbuksavęs viską. Oi, ta Latvija! Kartu atsargiai, bet jeigu neįs, tada truktelt reikės. Nieko čia baisaus. Blet, kaip aš jį atplausiu. Instiga mane užmuš. Nieko čia nesitiko. A ne? Nieko nesulaužiu. Gerai, reikia kažkaip išvažiuoti. Вообще lengvai paėjo. O. Matai, dabar iš karto šinėktų. Vienas. Kodėl 1-1? Tai tu man ištrauki ir aš tave ištraukiu. O kalniukas? Nu, tai kalniukas visur įvažiavom. O tai Romka jo nekankino, Geras jis užsodino pajuto ir viskas ir paleido. Nesikasim, kad giliau Man patys pasakėt, bandyk važiuoti. Bet tu ir būtum išvažiavęs, jeigu gazą būtum laikęs. Į galą to pajudėjus panašiai. Kaip iš čia išlipdavo? Žiūrėk, davai tu mėgėk, jeigu ką aš tave į galų ištempsiu. Va čia. Jo. Net reikia nešdintis iš čia. Man reikia... Va, tiesiog va čia, lėtai. Va čia, va. Ne, lėtai čia negali. Va čia. Važiuok kaip su gaisrai. Migalkais įjung. Все, пиздав. Čia negali. Čia dar važiuoja. Va čia reikėjo. Ai, suka. Gal važiuoja pabandyti. Tau čia ne prie Duokit man šašlykų. Tau čia ne prie puodų stovėti. Ne, viskas. Davai, važiuok. Viskas čia gerai. Stop. Turėtų būt. Visą laiką ten buvo balas, iš kur čia? Turėjom per pusės tiesiog pravažiuoti. O mes kai tik privažiavom, kalbėjom. Nu buvo toks juodas biškis. Va čia, važiuok čia išvažiuoti. Va čia, tik ne ten ir ne ten, va čia. Va čia važiuoja. Ir ten, van. Oi, palauk. Ne, normaliai, važiuok.
Jeigu ką ištrauks. Tai palei tą tipo kažkaip. Bet gazais. Bet gazais, va čia. Palei trasnyką čiū. Ir kaip tau pakatuškė? Buvo viskas gerai, pakol šitų balų nerado. Bet gerai, kad išvažiavo. Gerai, kad kinetinė virvė paėmė. Kinetinė virvė tai ta, kur nuo smūgio nėra, bet įsitempia ir nuo inercijos ištraukia. Nu, žiūrėk, pagrius vardelį. Kiek eina? Nu, gerai varo. Gerai dabar, mūsų eilė. Ne, čia normal. Norėjau ant to kalno užsiduoti. Bet, važiuoja. Kokie įspūdžiai? Kokie išpurvino mašinas, bet žinai, kaip dabar reikės lengvą tą purvą atplauti. Na, bet niek. Važiuojam, toliau pasivažinėsim. Nes jau Donatas labai valgyt nori daryti. Nežinau, kaip valgyt nori, bet jau daryti, sakė, labai nori. Tai važiuojam, dar pasivažiuosim kur nors. Jau pamatėme, kad abudu klimsta purve gerai, 3 tonų mašinas. Bet kaip ir nieko. Važiuojam. Čia matote neįtikėtinus faktus. X5M Sport. Gali kameristas parodyti. Na tai, čia yra X5 ralio modifikacijos. Tai vat matome Sparko brizgavykus. Ai ne, ten Audi Sport, atsiprašau. Tu matai? Audi Sport. Gal mano nemkis tokias užsidėti, ne? Gražu. Reikia gal sustabdyti interviu, paimti, kiek investuota į šitą ralio mašiną. Aš tai per mašinos saloną mačiau. Ai, tu jį pažįsti? Nepažįstu, bet jisai buvo atvaręs į servisą. Aha. Na, tai kokie išmetimukai, kokie mažyti. Tai salone visur LED juosta, O, raudoni tie, žinai, dėkliukai ant sėdynės tai gerai. su rombikais. Gražu. Jo, nu, kiekvienas skonio turi savo. Kiekvienas turi skonį savo, nieko nepadarysi. Kai kuriem irgi nepatiko mano karboniniai šitie karboniniai lipai. Ir taip toliau pasakė AliExpress. Kad jūs žinotumėt, kiek jie kainavo. Ir koks čia yra stilius. Lauk, man atrodo, čia esu. Svarbu, žinai, jam šitas X5 patinka, kai jis padarė. Man patinka. Svarbu, jums patinka, darykit tai, ką jūs norit, o ne klauskit aplink. Bet kartais gal ir naudinga paklausti, ar gerai. Na, važiuojam, tasim kokią nors vietelę pagrinį. Tokią vat vietą išsirinkom. Tai
Ką mums šiandien pagaminsi? A nieko, kepsim kažką. Kažką iškepsiu? Jo, bet aš pasiruošęs jau iš vakaro, tai Aha. nieko čia smarkiai negaminsim. Užsikursim šašlakinę, mausim mėsą ant iešmų ir kepsim. Ant tiek paprasta viskas. Ant tiek paprasta, jo. Tai ką, statyk ten lapsą. Rykastų? Išsirenkam daiktus, išsidėliojam ir žiūrim, ką mes šiandien pagaminsim. Oras pasaka, atšylo iki -13, bet nieko. Gerai skamba, čyla. Nu, bet nėra šal. Ne. Visiškai. Tai ką, iš jūsų palaika, o mes einam daiktus traukti. Tik pažiūrėkit, kaip malkos pas Gurskį išpjautas. Va, ciucilku, kaip sako. O hebra, jeigu kalbant apie malkas, jeigu reikia Vilniaus rajone, ar Vilniuje, ar aplink Tėvenčinę, malkų, kokybiškų, sausų, natūralaus drėgnumo, tai drąsiai kreipkitės į mane ir atvešiu jums asmeniškai malkų. Galiu ir duoti malkų, jeigu reikia, bet aišku, juokauju. Tai, hebra, jeigu reikia malkų, drąsiai kreipkitės. Dirbam visus metus. Tai žodžiu, šalta, rašykite ir parūpinsiu jums sausų malkų. Tai ir beržo, juodalksnio, ąžuolo ar paprastos pušies. Kainas nesikandžia, o jeigu dar pasakysite, kad esate sekėjas, tai padarysiu dar ir nuolaidas. O mes grįžtam prie šašlykų. Ir taipogi nepamirštam, kad šiandienos Pakatuškės rėmėjas Insiga parūpina mums pikapą, tai Dodge Ramą, parūpina mums maisto, kai visat. Tai ačiū Insigai, mes būsim sotus. Na, aišku, ir ponui Monkiui. Kad man tai nėra labai ką, tu darysi. Nu, va, matai, kažkas malko atėjo. O ką jūs atnešėt? Hamerį. Ai, hamerį. Va taip ir gyvenam. Gerai, žiūrim, kas čia bus. Žinai, dabar tikriausiai bus visiems įdomu, kad tu atsisėstum į hamerį Aha. ir, parodytų. Pradėčiau, kai važiuoja. Ne kaip važiuoja, bet kaip atrodo iš vidaus jisai. Nu, galim nueit. Ką mes turim? Tankietę. Turime, nežinau, kelintais metų, bet man atrodo apie 2000. Pažiūrėkit, koks šitas. Nežinau, komplektacijas aš jos tikrai nesakysiu, bet daug parodysiu, koks prietaisų skydelis. Kas čia, bre? Nu, toks. Biški medis. Bet, kaip matėme, važiuoja gerai. Bet čia kaip bunkeriai. Kaip bunkeriai. Bet visai patogu. Ir Nestas sakė, kad nelabai patogus. Nu, Ramas man geriau patinka. Nu, toks. Vietas. Nu, nepasakyčiau, kad daug vietos čia, ne? Blembas, atrodo gal. Nu, bet krūtai. Vis dėlto hameris, kaip sakoma. Kas 2O? H2O. H2O. Kaip Bonkis pasakė, H2O. Nu, gražu. Tinka man. Bariga. Malkų. Gerai. Tikras ūkininkas. Jo. Ramą turbūt nerodysim, kaip ten. Kas? Jau pamatėt, kaip važiuoja. Tai jau ne pirmą kartą. Aišku, iš tikrųjų, pagal važiavimą tai lygisis. Aš užstrigau, ištraukiau, jie ištraukiau, į kalnus visur įvažiavom. Pirmą kalną neįvažiavau iš pirmą kartą dėl to, kad gailėjau biškį, bet jeigu duodi daugiau gazo, tada... Bet pas mus lengva šikna, tai dėl to ir taip yra. Jo, mano keturatis telpa į ramą į bagažinę. O čia reikėtų jau... Čia reikėtų priekabas. Nepasakysiu, brutalus, kvadratinis. Aišku, ne gelikas, pripažinkim, bet kvadratinis. A koks čia variklis? 6 litrų? Pas mus 5-7, čia 6 litrai. Bet pas mus palibom kilovatų daugiau, ne? Ramė beveik 308, man atrodo, ar 300 kažkas to. Tai va, tai einam iš galo, pažiūrėsim, kas ten. Nu, iš šono tai matome. Brutalus, kvadratinis žigulys. Nu, tipo nežinau.
Anksčiau būdavo tai krūtai. Galas irgi toks kvadračiukas. Bet palyginus ramas dvigubai didesnis, ne? O čia va, aš šito va nesuprantu. Taigi čia viskas su savim jiems. Nu, ramos jau ant komplektacijos. Čia yra Bighorn komplektacija, tai čia yra beveik pilniausias jisai. Juodas lubas, visi asistentai ir taip toliau, žodžiu. Viskas ten yra muzika. Bet, aišku, kainos atžvilgiu šitos gali nupirkti kokius 4 už šitą kainą. Šitas beveik kažkur tais apie 70 plius kainuoja. Tai užtat biški ir gaila man gazuoti su juo. Bet biški va išpurvinam reikės. Važiuot dar į plovyklą šiandien. Tai va. Nu, Nu, neblogas. Neblogas galiu pasakyti. Vietos tai čia... Neblogas. ir kur labiausiai patogu? Nu, matai, aš nevažiavęs su juo. Nu, aišku, čia jau kaip man, nu, kaip kasdieninį gali važinėti. Multimedija didelė. Su ją važinėja kiekvieną dieną. Aišku, čia naujas 2003 metų, o ten 2003. Technologija. O, ką sakė? Kas čia sakė? Ne M5. Nukrūta mašina. Irgi BRC dujas stovi, geras. Ten irgi BRC dujas stovi. Mhm. Dėl to jie ir važiavo. Oi, nu atrodo labai skaniai. Tikiuosi taip ir bus. Nu ką, skaniai pavalgiam. Dar linksmiausia dalis susidėti daiktus. Ir važiuojam dar iki namų. Jis jau šalo biški, kameristas jau labai jau matau, kad sušalęs. Bet manau, kad gerai praleidom laiką. Pailsėsim biški nuo projektų visų. Gerai, dedam daiktus. Nu ką, šūkame. Nusprendėm biški reikia apiplauti automobilį. O apiplauti automobilį lauke nelabai gausis, tai važiuojam, paskambinam Marikui, Marikas leido užvažiuoti į kur? Į Bosch servisą. Į švaros centrą. Tai važiuojam, biški, įvarysim į šiltą garažą ir išplausim. Nes ta bala biški išpurvinamas. Nu ką, chebra, va tai, va, nuplovėm, gražu, švaru. Manau, kad Insiga nesupyks, kad biškiai išpurvinam džipą. Tai ką, tokia serija gavosi. Manau, kad paįvairinom biškiai mūsų kanalą, nes jau
Garažas, MK, jau mačiau komentaruose, kad jau norite kažko kito. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Manau, kad į toj seriją jau pamatysite pilnai, kai bus surinkta MK, o gali būt, gal dar ir MK seriją išleisiu. Dar pagalvosiu, bet manau, kad nepaliksiu jūsų be kontento. Tai hebra, iš jūsų palaiką, kai visat, po komentarą ir būtinai pasiekit ir davai kažkaip tais jau pasiekam tą 10 000 ribą. Tai hebra, iš jūsų palaiką dar kartą, po komentarą ir būtinai pasiekit, o mes važiuojam namo šildytis. Važiuojam! 10 cm nuo žemės, o čia yra tikrai jau pakelti monstriukai. Einam parodysiu, iki kur man. Jeigu atsistoju iš čia, tai man tiesiai iki... Aha. Bet nuo žemės pasižiūrėjus, jeigu taip, tai... Nu, čia sakyčiau, kokiu... 22. Tai jau... Hebra, o jeigu, kalbant apie malkas, jeigu reikia malkų ar kažkokių beržinių, juodalksnio, alksnio ar tos pačios pušies, tai drąsiai kreipkitės į mane, asmeniškai atvešiu jums malkų ir neliksite sušalę. Žiema šiandien pas mus labai